Tai sveiki atvykę į mano naują video. Jau keletą mėnesių nekėliau video, net spėjau į Lietuvą grįžti iš Kolumbijos. Šitas video, kurį dabar žiūrėsi, dar buvo filmuotas Kolumbijoje. Labai giliai papasakau, kaip veikia reklamos šito didelio verslo AG1. Tai yra vienas didžiausių komercijos verslų dabar apskritai pasaulyje. Aišku dalykas tas, kad šiaip pats produktas yra gan skeminis, labai daug kas taip sako, kurie žiūri ten ir YouTube gal matėt, bet pats marketingas yra topinio lygio. Tai manau visai bus įdomu pažiūrėti, tai ir jo, šokame webinarą. Norėjau papasakoti, kaip veikia dideli verslai, kaip kurie kuria reklamas ir šį kartą norėjau apžiūrėti AG1 by Athletic Greens. Tai pirmas dalykas, tiesiog reiktų pasižiūrėti apskritai jų produktus, nes aš iš tikrųjų visiškai esu nesusipažinęs su jais. Galime iškart matyti, kad jie bando pardavinėti bundles, tai of course labai gera galimybė daug uždirbti iš vieno pardavimo. Tai visai gera strategija iš tos pusės. Dabar tiesiog peržiūrinėjau produktus pačius, bandau su jais susipažinti, pasižiūrėti, ką jie realiai pardavinėja, kaip jie save pardavinėja. Tai realiai pagrindas yra tiesiog, kad čionais yra nutrient ir gut health. Reiktų dar išsiaiškinti pagrindinius benefitus šio produkto ir kaip jie save pagrindę pozicionuoja savo landing page. Ir pagrindas su tokio dydžio verslais. Ir ką reiktų išsiaiškinti, tai jie greičiausiai išleidžia ten 3 milijonus per mėnesį ir tai čia jau, manau, kad mažai palyginus aš spėju. Tikrai datos tikslios nežinau. Bet kas yra su tokiais verslais ir koks yra skirtumas tarp jo ir verslo, kuris leidžia 5000 per mėnesį reklamą? Jų visos reklamos realiai eina į minusą. Jie neina į profitą iš pirmo pardavimo. Jie eina gal, jų ROAS kažkur spėčiau yra, tai yra return on ad spend, kiek jie išleidžia, 100 eurų išleidžia ir kiek atgrįžta atgal. Turbūt yra koks 30 eurų, 0,3 ROAS. Ir tada klausimas jums būtų, kaip jie uždirba. Tai uždirba tiesiog iš lifetime value klientų. Ir tai reikštų, kad per ilgą laiką tiesiog nusipirko gal 5-6 kartus tas vienas klientas. Tai iš 0,3 pasidaro 2 gal. Ir tada jie taip, tas visas principas, tai ir uždirbimo gaunas. Aišku, reiktų žinoti ir koks jų break-even, tas markas ir kiti dalykai, bet jeigu nueitume jų ads library ir pamatytume, kiek realiai jie leidžia reklamų. Ir tipo, yra absoliutus kosmosas, koksai kiekis yra. Tai jeigu dabar nueisiu, pamatysim, kad tiesiog kosmiškai daug reklamų. Aš galėčiau scrollint pastoviai. Nes jie leidžia dažniausiai minusą ir tai gali būti brandinės reklamos, gali būti performance-based reklamos, gali būti skirtingom tutoriam. Jie realiai turi creative strategus, kurie pardavinėja, skaitykim, vienas creative strategas gali pardavinėti 18-25 metų auditorijai ir tada gal visiškai skirtingi angle. Ir kitas gali būti ten 5 creative strategas pardavinės šiam 5+ metų auditorijai. Ir pozicionavimas produkto visiškai skiriasi, bet landing page'as, jeigu jisai toks labiau general yra, tai tu iš reklamų gali išpozicionuoti, ką realiai pardavinėjai ir vis tiek, kadangi labai daug, tavo reklamų daug mato, galimai tiesiog po kokios 10 reklamos tiesiog ateis žmogus, kuris net nenorėjo ir nusipirks. Tai jo, kitas žingsnis būtų tiesiog išsiaiškinti realiai, kokias reklamos jie dažniausiai ranina. Tai reiktų gal pasižiūrėti dabar, man reiktų susimažinti iki 15 reklamų, kurios geriausiai veikia. Tai šiaip kas pakankamai sunku bus su tokio dydžio verslu, tai reiktų išsiaiškinti iš karto, kad galima būtų pasidaryti vos ne 3 mėnesius, kad aktyvios reklamos ir tada pasižiūrėti, kiek turim reklamų. Tai šiandien jau matom, kad jų nėra tiek daug, tai tikrai galim pasižiūrėti ir išsiaiškinti realiai, koks produktas jiems ilgiausią laikotarpį veikia ir tiesiog išsianalizuoti jų reklamas. Čia brandinio tipo reklama. Irgi brandinio tipo reklama. Čia jau labiau performance-based, bet irgi brandas tai vis dėlto. If you're new here, you might be wondering, does AG1 even work? AG1 provides high-quality nutrients with no compromises in sourcing, manufacturing, or testing. It makes foundational nutrition simple, combining multiple products together into one simple, drinkable habit. AG1 delivers nutrition in ways the body can absorb and use effectively, and it's designed with nutrient synergy for optimal impact in the body. As science advances, so does AG1. It's why we're on iteration 52 of our formula and how we deliver better efficacy. Įdomu, pavyzdžiui, šitą reklamą, kas su jie įdomu,
tai kad jie neparodo kažkokio specifinio produkto iš jų viso šito sąrašo, jie tiesiog supažindina su visų brandu. Ir kas irgi įdomu, tai tada gali būti ir atveda galimybės ir bundles, kad leistum nusipirkti ir kitus dalykus. Ir čia vėl ta pati brandingo, čia mes turim sales-based, va čia jau šiek tiek labiau panašu į performance-based reklamą, į kurią aš norėčiau ir siekti, kai dabar darysim analizę ir išsiaiškinti reiktų dar kokią auditoriją pardavinėsim ir kitus dalykus, bet dabar pagrindinis dalykas mano buvo išsiaiškinti, kokį produktą pardavinėti. Bet kaip aš matau, jie pardavinėja brandą, jie nepardavinėja produktą, kas įdomu. Turbūt labiausiai pasiteisinęs dalykas jiems, bet mane domintų pasižiūrėti čionais, ką gero turim. Tai čia yra Magic Briefas, labai dažnai naudojamas mano dalykas turim. AG1 turi 13 000 reklamų paleistų, tai yra absoliutus kosmosas, bet įdomu pasižiūrėti ir įdomu panalizuoti. Norėčiau gal pereiti ir prie video, uždėti 15 dienų ir pasižiūrėti, ką gerai turim realiai. Gal 15 dienų per mažai bus, mažai reklamų, per daug reklamų. I've been taking AG1 consistently for the past couple of months and on and off for the past 2 years. Every time I'm taking it consistently, I notice a huge improvement in my gut health, which ultimately boosts my energy, my mood, my focus, my performance, and my recovery. So right now, if you want to get started with AG1, you will get 5 free travel packs, as well as a bottle of their vitamin D for added micronutrient support. Do not wait. This is the best thing you can do for your health. It's super easy. 1 scoop a day. Your gut is going to thank you. You're going to have regular bowel movements, and overall, your gut health is going to be flourishing. Ok, tai čionais jau reklama, kuri man atraktyviai atrodo, tai jie turi welcome kitą. Jie tą welcome kitą labai pardavinėjo, tai pasižiūrim, ar aš galiu jį suras labai greitai. Aš jo nematau, bet mes galėtume kažką pagalvoti apie tai. Ir jo, ok, turėsiu omeny tą idėją. Jo, tai realiai gut health'as, galim pasižiūrėti toliau. I wake up in the morning and I have to get the kids ready for school, pack their lunch, get them ready to go. First thing is I drink my AG1. Happy that I'm able to drink my vitamins and I know that I'm putting in healthy stuff in my body. I don't have the time to pick one vitamin by one because the kids don't let me do that. Get the scoop, put it in the bottle and you shake and that's it. You're ready to go. Čionais jie save pozicionuoja tiesiog kaip one-stop solutioną, kad tau daugiau nebereikės jokių kitų vitaminų, nes tu turėsi AG1. Tai turėjom gut health'ą, turėjom vitaminų, tiesiog, kad nereiktų daug vitaminų, turit vieną one-stop solutioną. This is why I stopped pill swallowing in 2024 and I switched to AG1. It's packed with 75 powerful ingredients that supports gut, brain, and overall health. In one easy scoop with prebiotics, probiotics, and plant-based enzymes that keep my gut. Ja, čia vis tiek ant galo, jeigu mes norim išsiaiškinti, kaip jie save tą produktą pozicionuoja, jie, pavyzdžiui, čionais išvardina 3 skirtingus benefitus. Gut health'as, brain health'as ir overall health'as. Bet čionais nėra kaip toks vienas angle. Čia daugiau mes, kaip ir matėme hook'e pačiam, tiesiog pill swallowing, kad reiktų mažiau. Tai daugiau yra kaip ir buvo prieš tai one-stop solution. One scoop a day to support your body. Tiesiog overall health angle. Ir daugiau kaip ir visa ta papildoma informacija tiesiog. Čia daugiau brandinis, bet to pačiu bandom iš karto bloatingo angle bandyti. This has been my favorite way to start my mornings as a busy mom. And as a busy mom, I love the peace of mind. Auditorija labai dažnai matyta yra busy parents. Tai aš manau, kad reikės šitą auditoriją ir pasimti savo. Busy parents ir čia sakyčiau Trump 5 metų auditorija, gal netgi vyresnė, bet jo, sakyčiau 35-45 metų auditorija bus pagrindinė. Jo, tai pagrindinis angle, šiaip kurį pastebėjau, tai buvo bloatinimas, buvo pills, kad labai daug visokių geria, tai turbūt tas ir pagrindinis buvo. Gut health ir turbūt šitie 3 ir yra pagrindiniai, kuriuos aš dabar prisimenu ir aš turbūt šitiems 3 ir darysiu. Ir dabar reklamas. Ir turbūt save geriausiai, ką darysiu, kaip save pozicionuosiu, tai bandysiu parduoti specifiškai turbūt va šitą produktą, nes turbūt pats pagrindinis vis tiek yra. Ir turim visokių tokių idėjų. Ok, dabar galim nueiti į tą patį produktą analizę, kurią vis tiek reikia pasidaryti. Galim prašyti pradėti nuo šito. Tiesiog, kad išanalizuotų ir pasižiūrėsim, ką pasakys ir kokią informaciją mums suteiks ChatGPT tiesiog iš tokios apžvalgos.
Tai tiesiog toksai simple review. Dabar įmėsiu marketingo researcho pasitarimui šitą promptą. Tai galite nusiskrinčiuotit, pasižiūrėti. Čia pagrindinis promptas, kurį naudoju marketingui ir kai analizuoju produktus. Man labai gražiai visus šitos angle išmeta, kuriuos galima būtų naudoti reklamose. Tai visus tas idėjas, visas angle ir netgi target audiences. Absoliučiai viską, ko gali reikėti. Tiesiog paprasčiausiai, kad ChatGPT pagalvotų. Nes principas, pavyzdžiui, kodėl svarbu padaryti šitą analizę? Nes tada ChatGPT supranta, kas čia yra produktas, ką jisai pardavinės ir kaip tai darys. Paimtų informaciją iš website'o ir įdėtų čia. Tada, kai jau įmetu tą promptą antrą, tada jisai pagalvoja pats apie tą produktą. Jisai sugalvoja kažkokių specifinių idėjų, kažkokių tokių... To, ko aš paprašiau, tą jis man atrašo ir už mane sumasto tas visus dalykus, kurie labai svarbus. Tai ką dabar galim pasidaryti, tai padaryti Google Docsą visiems šitai informacijai ir tiesiog sudėti vieną vietą, kad būtų visai patogu. Tai dabar pasidariau dokumentą, kur bus galima visą informaciją susidėti. Tai pirmas žingsnis yra išsidėliot tiesiog šitą paprasčiausią informaciją, susidėti vieną vietą, kad jinai būtų, vis tiek jinai kažkiek yra svarbi. Realiai šitos informacijos pats kaip creative strategas aš nenaudoju dažniausiai, bet jie tiesiog turėt įsidėt, nebus problemos tikrai, neatsitiks nuo to blogiau. Ir tada kitas žingsnis yra įsidėti šitą visą researchą ir tada reikia persižvelgti per visą informaciją. Aš ką dar padarysiu, tai aš naimsiu šitos emodžius. Tai dabar turim visą šitą vienoj vietoj sudėtą. Galima persibėgti, persižiūrėti visą tą pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, unique selling propositionų. Jų dažniausiai nenaudosi reklamose kaip pagrindinė idėja jos. Jie daugiau yra tokie dalykai, kur įdėtum į galą video ir tiesiog pasakytum, mes labai gerai sprendžiam, kad padedam gut health'ui ir taip pat mes turim 7-5 ingredientus. Tai tiesiog visada toksai antrinis būtų angle, kurį naudotum. Benefitai, iš karto yra daugiau dalykai, kuriuos tu naudotum reklamose. Tai kad ir būtų daily energy, digestion, less bloating, stronger immunity, emotional and practical pain points. Irgi labai geras dalykas. Labai gerai, jeigu kuriam statikus arba tiesiog bandom susirasti tą tokį pozicionavimą, kaip šituos paversti neįgiamą dalyką. Kaip, pavyzdžiui, stronger immunity reiškia atvirkščiai ir dažniausiai būna I get sick too often, pavyzdžiui, and messes up my routine. Tai tiesiog tokia atvirkštinė idėja suteikia. Tai visai man irgi patinka tas dalykas. Ką turim, tai yra 3 target audiences. Reiktų išsiaiškinti, ar mes tikrai joms galim pardavinėti. Turim Michael, High Performance Executive. Turbūt pagrindinė auditorija man vis tiek turbūt šitą labiausiai patinka, nes kaip ir matėm, pagrindinė auditorija buvo tėvai, užsiėmė tėvai, tai aš manau, kad šitas labai gerai tinka. Lifestyle'as, vaikai, tai aš turbūt visas 3 reklamas ir darysiu šitai auditorijai ir pasižiūrėsim, kaip tuos angle galima būtų pozicionuoti tokiam specifiniam produktui. Tai dabar aš nuėjau į patį Redditą, iškart matau, kad turim belekiek visokių kalbų. Dabar mums reiktų realiai išsiaiškinti, kas čia vyksta ir kaip čia viskas atrodo. Tai galim iš tikrųjų truputį pasiskaityti. Tai dabar galim pasižiūrėti realiai, ką jie čia kalba ir tada galima pagalvoti, ką galima prikepti šitą. Bet kaip matau, realiai Reddit'e, pavyzdžiui, viskas yra negatyvas. Tai įdomus irgi dalykas, kai analizuojamės, kad dažniausiai tiesiog yra neigiami komentarai. O šitas visai įdomus. Tai šitas visai įdomus ir būtų galima netgi pabandyti video padaryti su šituo. Tai toksai ir įdomus tas analizė Reddito yra. Tiesiog persižiūrėti. Bet ką galima dar padaryti, tai kad pačiam nereiktų skaityti, ką mes dabar darom. Tai reiktų tiesiog nusikopijuoti absoliučiai viską. Čia aišku conversationas bele kokio ilgio, kas dažniausiai šiaip turbūt nebus su jūsų sveikatos produktais. Bet šiuo atveju galim pasižiūrėti. Taip pat, ką reiktų su sveikatos produktais padaryti, tai išsiaiškinti pagrindinius sveikatos tos ingredientus, kuriuose naudoja. Bet kaip matėm, yra apie 75, tai reiktų išsiaiškinti realiai, kas yra pagrindiniai ir kaip mes galėtume tiesiog susižinoti, kaip biologiškai mes veikiam. Ir kaip, pavyzdžiui, kai Reddito conversationą pradedi ir research'ą nori pasidaryti ir ką reikia daryti, kai metai conversationus. Tai toks labai paprastas promptas, tiesiog pasakai, kad čia Reddito conversationas, I want to analyze the main things that we talked about and gives me some ideas for marketing from this. Ir kaip ir turėtų išmest pagrindinę tokią informaciją. Tai price and value concerns, most frequent theme, overpriced. Visai įdomu. Turim iškart 10 tokių smart marketing insights from this thread.
Ir gal aš aišku mešiu dar kokius 5 skirtingus netgi conversationus, jeigu darau tokį labai insamų researchą, bet kadangi tam vienam conversationą buvo belekiek žodžių, tai realiai turbūt visas tas pagrindas tas pats bus vis tiek. Taip pat paprašiau, kad išmestų man tos pagrindinius 3 ingredientus, tai visai įdomintų mane tiesiog pamatyti, kaip viskas atrodo ashwagandha, bet kadangi realiai yra 75, tai kažko tokio labai ir neipatingo nesurasi, nepamatysi, nes nebent visus 75 noriu išanalizuoti. Ir toliau reiktų pasižiūrėti, kaip visas tas pozicijonavimas atrodo Amazonėje. Tai kaip matom, tiesiog improve gut health pagrindinis dalykas, kad yra visi šitie benefitai, kad yra 75 vitaminai ir ir tada galima pasižiūrėti truputį dar papildomas informacijos, well body health for women, people age plus 18+. Bet man pagrindinis dalykas yra reviewsai ir aš norėčiau iš karto 5 susidėti. Ir čia netgi, pavyzdžiui, tokio ilgio reviewsą, jeigu turim, tai iš karto čia galima padaryti visą reklamą tik tais iš šito specifinio review, nes tiek daug informacijos čia nais pateikta. Ir dabar turbūt pagrindinis dalykas yra tiesiog išsikopijuoti visus. Bet ir dalykas, kai su tokio dydžio dirbi produktais, reiktų gal pasiimti kokius toolsus, AI-nius, kurie tiesiog praskreipintų visą šitą informaciją ir surinktų tos reviewsus ir pagrindinės mintis iš čia. Nes manual workas, įsivaizduokit tiek, kai yra ten 30 000 reviewsų, realiai nelaimėsit nieko iš to, nes turbūt nelabai kažko rasit. Rasit, ką reikia, bet vis tiek ne pagrindinė informacija. Jeigu AI jūs praeina pro visus, iškreipina visą tą informaciją, jums išrinks pagrindinius ten 10 anglų, kuris dažniausiai vartojamų žodžių. Ir tada tiesiog labai paprastas promptas, kurį parašiau, tai these are Amazon reviews, I want you to analyze and find the main 10 angles I could use from these. Tai finally feeling myself again, is to take care of your body, gut health, supplement drawer, pricey, natural energy, healthier skin, says my stomach, morning ritual. Okay. Tai tokie labai simple, daug labai neliečia šiaip dalyko, tiesiog labai tokie skreipinantis pagal patį viršų, tai gan šiaip negiliai nuėjimas buvo jai šituo atveju. Tada kitas žingsnis, ką padariau, tai paprašiau 10 pagrindinių žodžių, kurios buvo paminėti Amazon'e ir Reddit'e ir kad jie būtų related su produktu, kad suprasčiau tą main positioningą ir paprašiau, kad būtų paminėti kiek kartų realiai buvo paminėta. Tai turim energiją, digestion, expensive, convenient. Ir realiai jau, čionais, manau, pagrindinis ta pagrindinė informacija, kurios mums reikėjo per visą šitą researchą darant. Nes iškart turim pagrindinius tas ir idėjas. Ir čionais turim visą tą, ko mums reikia. Ir kaip galima panaudoti. Pavyzdžiui, iškart žinom, kad skin, mažiausias dalykas, bloatingas, kas šiaip tikėjausi daugiau už bloatingą. Nors jis ir čia paminėtas, tai įdomu, kad keletą kartų, bet turbūt tas pats, tiesiog į vieną vietą sudėjo juos visus. Ir turim supplements and pills. Tai visai įdomu, kad pakankamai mažai šito naudojame, bet pakankamai mažas dar buvo ir ieškojimo kiekis. Bet energija turbūt ir yra pagrindinis, bet nemačiau, kad reklamose jie pozicionuotų save energijos labiau. Tai turbūt aš ir bandysiu digestion, galima su price pažais būtų. Ir norėčiau su supplements pažais, taip pat bloating, tiesiog kaip bloating gali būti. Tai tokie pagrindiniai angle, aš netgi turbūt norėčiau išsikopijuoti šitą. Čia gera labai informacija ir turbūt pagrindinė netgi. Ir dar norėjau įsidėti tiesiog pagrindinius anglus iš Amazono apskritai. Tai po visos šitos analizės turim pasidarę tokį gerą pakankamai dokumentą. Reiktų dabar mums išsiaiškinti realiai gal pagrindinius produkto ir kompetitorius. Įdomus žodis, tiesiog green supplement turbūt galima būtų pabandyti. Pasižiūrėsim, ką turim iš tiesiog green supplements. Ok, iš karto turim First Day. 3 red flags after caffeine, brushed it off and ingredients, and it had Ok, turim First Day kaip vieną iš kompetitorių. Tada matom Space Goods. Seriously, saved my productivity. About 6 months. Jo, visai Space Goods irgi panašaus tipo produktas tikrai, tai galim paminėti. Aš šiandien realiai pagrindiniai 3 filtrai, pagal kuriuos aš žiūriu į reklamų tas veiksmingumą ir išsiaiškinu, reklama gera ar ne. Tai tiesiog, kad būtų aktyvi, būtų mūsų specifinis dalykas, ko mes norim ir kad būtų over 15 days. Ok, ir tada reiktų įsirašyti, tai būtų peak, tada būtų tiesiog Velaco. Ir kaip ir realiai, dar aišku yra kitų, bet turbūt šitie 4
man skamba kaip pagrindiniai, gal Space Goods turbūt pakankamai mažas, nes nematau šiaip jų daug reklamų. Jo, turbūt vietoje Space Goods įdėsiu grunts. Ir turbūt šitie yra 4 pagrindiniai. Tai tada reiktų iš jų visus reklamas išsianalizuoti realiai, ką jie daro. Bet čia jau turbūt būtų visai kitai temai. Mums dabar kaip ir nereikia tos kompetitorių analizės. Gal tiesiog pasižiūrėjom, pasipratom, kaip jie veikia. Su statikais, nes statikų aš kaip ir nežiūrėjau į AG1, by Athletic Greens, nes mes žiūrėjom tik tais video, tai būtų įdomu pamatyti ir statikus. Ok, tai matom tiesiog paprasčiausios performance-based, apie gut health'ą, before and after, bet jo, su mūsų pačiu produktu, tai čia daugiau gal toks upsello, remarketingo. Ok, always start, energy angle visai neblogai veikia, energy. Ok, bet visas stilius visur tas pats, turim tokį backgroundą, turim tekstą ir turim produktą. Tai turbūt tai tokį reiktų ir išlaikyti, būtent su šita spalva, nes visos reklamos realiai tokios pačios. Su skirtingu tekstu ir idėja, bet iš dizaino pusės visos vienodos. Tai yra tokia pati spalva ir turim produktą. Tai turbūt reiktų tą ir pabandyti palaikyti mūsų dabartinėse reklamose, kurias bandysim. Ok, tai turbūt tai tą ir bandysim fokusuotis. Gut health, bloating ir pill routines. Tai turim tos pagrindinius angle. Truputį informacijos apie tas pačias reklamas, kurias mes darysim ir kaip aš bandysiu save pozicionuoti. Ir kelsiu linką su pavyzdžiais, truputį pasižiūrės. Tai darysim 3 reklamas absoliučiai, tai 3 briefus, tai bus 2 statikai, tai bus 2 nuotraukos tiksliau ir 1 video. Tai parašysim skriptą patį teksto reklamos, kurį bus, ir tada parašysim keletą paaiškinimų dizaineriui, kaip padaryti, ir sugeneruosim 2 nuotraukas su AI, su tais briefais, kuriuos būsiu parašęs. Sudėjau visą informaciją į vieną vietą, kad žinočiau, apie ką rašau, tai visos bus 3 skirtingi anglų, kuriuos naudosim, tai bus gut health, fewer supplements to manage, turbūt būtent tos pils vis dėlto ir fokusuosios, nes vis dėlto nematėm su kitais dalykais reklamų. Ir padarysim su bloated ir feeling uncomfortable. Tai kitas žingsnis mums yra susirasti pavyzdžius, pagal kuriuos padarysim, nes vis tiek reikia ir dizainerių lengvesnio paaiškinimo, mums idėjos, ką mes darysim, nes sugalvoti nuo nulio tiesiog nelabai apsimoka, nes dizaino pavyzdžius vis tiek galima pasimti. Tai radau kaip ir vieną pavyzdį, čia tiesiog labai paprastas, bet esmė, kodėl aš pasirinkau šitą, nes tiesiog vizualiai panašiai atrodo kaip į visas tas reklamas, kurias mes apskritai darom su šito brandu. Tai va turim dar us visą them ir čia turim AG1 produktą mūsų. Įdomu. Tai mes ką galim padaryti? Mes galim padaryti atvirkštinį. tą pačią idėją, tiesiog padaryti, kad mes esam tie, kurie yra geresni. Ir man visai patiko šitą reklamą padaryto, kurią bandysim padaryti. You know how tough it can be to keep up with nutrition when life is non-stop. So I found these green gummies and I cannot get enough of them. Jo, tai kaip ir galima pabandyti, kaip ir darėm su to No Time, tiesiog padarytume šitą reklamą būtent į piliulių rutiną tą visą ir tiesiog pasibandytume padaryti savo, nes visa reklamos konceptas labai panašus į tas, kurias mes darydavom. Ir tai turim visą skriptą, kuris jiems veikia. Kitas dalykas tai yra truputį apmokyti ChatGPT, kaip visas AG1 daro reklamas ir kad jisai suprastų, kaip reiktų rašyti briefus ir tiesiog, kad tą visą stilių pagautų. Tai prašiau super simple, tiesiog promptą, kad išmoktų realiai ir suprastų, kaip čia viskas bus padaryta ir kaip mes darysim. Tai visas paaiškinimas. Ir dabar įmėsiu šitą reklamą jam ir paaiškinsiu, ko aš noriu iš jo. Ir aš norėčiau, kad būtų panaudotas specifiškai su šituo blautinimas pahitintas. Ir tada galim įdėti. Ir kadangi darysim performance reklamos, tai aš norėčiau I want you to focus on the problem part. Write 4x variations. Ir tada pamatysit tą briefą, kaip parašo mane įėjus, kaip aš esu apmokęs ir visą tą idėją, kaip atrodo tas labai lengvai parašymas dizaineriui teksto. Tada ką galim padaryti? Tai pasiimti, aišku. Įsidėt po apačią šitos reklamos ir tada pasižiūrėti, ką jisai parašė ir kaip galima pataisyti. Tai turim briefą, aš visada nuimu paboldinimus, nes tada labai gerai jaučiasi, kad yra parašyta jajaus. Softly lit and slightly frosted. Tai šito tikrai nemanau, kad būtina. Pavyzdžiui, šitas sakinys tai yra toksai labai random. Aš net pačios idėjos nelabai suprantu, tai aš pavyzdžiui šitą iškart parimuvinu. Use the signature AG1 typography, bold shirt headline, dark green navy. Šiaip dažniausiai parimuvinu šituos, bet
kadangi pirmas tas toksai darbelis, tai galim palikti. Minimal science backed and one sort of dotted line or check mark near the glass visuals vertical clutter. Toks useless papildomas dalykas, visai, manau, suprantama pagal visą tą produkto nuotrauką. Ir dabar yra pagrindas su headline'ais. Ir kaip visas tas principas atrodo čionais. Jei matom, headline'as 3 žodžiai ir tada turim 6 čionais. Jeigu iškart pamatytume, galim pamatyti kokio ilgumo tie tekstai. Ir tada visa pati idėja atsiranda tokia, kad ne, jisai neteisingai parašė. Tai dabar parašiau tokį trumpą tą paaiškinimą, kad jisai blogai parašė. Tai pasižiūrėsim, ką parašys. The heavy, dull, full feeling, bloat after every meal. Food shouldn't sit like a rock, eat without regret. Ir tada iškart matau, kad, pavyzdžiui, šitie headline'ai visiškai netaiko į problemą, kurią aš noriu, kas yra specifiškai bloatinimas. Ir aš noriu, kad labai lengvai paaiškintume tą bloatinimą. Ir dabar ką paprašiau padaryti, tai paprašiau, kad labiau problemą pačią fokusuotųsi bloatinimą ir kad panaudotų šitai specifiniai auditorijai, tai Jessica, kurią kalbėjom. Pasižiūrėsim Jeans to Tied by Noon, He's Bloating and Gut Health. Ir kadangi headline'us vis tiek jisai pakankamai prastai parašė, aš dar norėjau, kad labiau paaiškintų kad būtų techniškai, specifiškai, direkt apie bloatinimą būtų. Čia jau truputį panašiau, tai galima pabandyti kažką perrašyti, kad bent pačias idėjas turėtume. Čia aišku dar va šitas paaiškinimas, tai būtų copy, arba vietoj copy text galima dar. Headline, I eat and my stomach blows up. Sort of digestions, food doesn't leave you bloated. Šitą visai kaip ir galima pabandyti būtų. Every meal makes me look 5 months pregnant. Probiotics and enzymes and AG1. Labai ilgi šitie, tai tiesiog AG1 helps reduce bloating and belly pressure. I'm out of my pants in my car. Ir dabar pakeičiau šitą headline'ą truputį. Help your gut so food doesn't ruin your day. Tiesiog nes šiandien matau, kad daugiau tokia get peak mental clarity with Nadaka. Tai aš gal AG1 help your gut so food doesn't ruin your day. Ir pavyzdžiui, man kas nepatinka su šito headline'u, kad jisai nieko apie tą bloatinimą nerealiai nesako. I bloat so much and button my pants in the car. Ir šiaip ką matytume, kad mes neturim šitų ingredientų. Pavyzdžiui, briefas parašytas blogai. Tai paprašiau, kad dėtų tos ingredientus ir dėjau vėl nuotrauką, kad jisai suprastų, kas čia vyksta, nes būna kartais, kad jisai prigalvoja. Drink. Ir tada vėl jisai nepakankamai įdeda jų, nes šiandien sudėti jie yra. Ir tada truputį pasikeis visas tas principas. Ir va dabar pasiėmam tos ingredientus pagrindinius 7 ir tada šitoje viso apačioje dar iš karto bus galima ir įdėti. Tai va, ką padariau, tai yra pakeičiau 3 variaciją, kad nebūtų subheadline ir tiesiog add an arrow with, tai gal būtų tiesiog kažkas tokio. Arba šiandien būtų parašyta AG1 solves this. Ir tada rodiklytė į produktą. Arba kažkaip kitaip, nes kadangi vis tiek rodiklytės turim, tai gal tiesiog čia AG1 solves this, tai gal tiesiog būtų subheadline'as ir būtų tiesiog tas. Ir tada einam toliau ir turim ingredientus. Ir footerą mes nes šiandien neturim, tai footeris, pavyzdžiui, šiandien gan useless. Tai pavyzdžiui, dar norėčiau ingredients to mention ir įdedam visus tuos 7. Dabar turim visai neblogą reklamą su visai neblogu tekstu, tik tais, kad, pavyzdžiui, šitie yra labai ilgi palyginus su čia ir šitie labai ilgi palyginus su čia. Possible tikrai, kad, pavyzdžiui, kai gausim dizainus, tiesiog per daug teksto bus. Ir šitam dalykui aš ką darau, tai aš arba susigeneruoju su AI-um, arba palaukiu, kol dizaineris padarys ir tada pasižiūrim, žinai, ar jisai sugebėjo įkomponuoti tą visą idėją, kad gautųsi neblogai. Tai dabar ką padarysiu, tai yra paimsiu visą šitą ir įdėsiu į AI. Tiesiog paprašysiu, kad būtų vieną variationą ir tada čianais teksto visas idėjas, tai tiesiog paremovinsiu, kad būtų tik tais vienas ir tada paimsiu šitą, įdedu čia. Ok, ir dabar pasižiūrėsim, ką mums išmes. Nu ir vat, ką turim, tai gaunasi tokia reklama. Aišku, tekstas čia išlindęs, tas patys šitie nelabai gražiai atrodo, bet kaip pati idėja, tai aš manau, kad dizainerių galima tikrai būtų nusiųsti kaip pavyzdį ir jisai neblogai padarytų. Nes šiaip tą tekstą jisai neblogai komponavo palyginus su situacija. Aišku, šitas headline'as tai labai lievai atrodo, bet pavyzdžiui čia ir šitas man labai patinka ir pats šitas stiklinė visai gerai atrodo. Tai va, iš karto turim tokią idėją, kaip bus padaryta ir dėl to, pavyzdžiui, šiuo atveju aš to teksto net ir nemažinčiau. Man visai patinka, kaip
atrodo visas tas dalykas. Bet va dabar su mūsų dizainu kokia situacija yra, kadangi jei sugeneravo va tokio, jeigu čia tiesiog paliktume AG1 solves this, tada bus per mažai teksto, tai iš karto gautųsi, kad reiktų šitą pataisyti. Ir šitą galima pabandyti tiesiog įkomponuoti tą patį, kas čia parašyta. Arba tiesiog šitą. Realiai tas pats principas, tai ir tada gaunasi visai nebloga. Ir tada realiai visa idėja ir visas tas, ko mes norėjom ir ko mes siekiam, yra padaryta. Tai dabar būtų nusiųstas šitas dalykas dizaineriui, tai dabar tęsiam su šita ir pasižiūrėsim, kas gera bus padaryta su ja. Tai kokį tavo paaiškinimą, kurį parašiau, tai paėmiau šitą, parašiau, kad parašytų briefą ir kad naudotų va šitą specifinį angle. Ir get help'o ir paprašiau, kad targetintų problemą directly ir papasakotų tą briefą specifiškai šitam. Kaip matom, kokia yra nesąmonė, kad įdėjo 7 skirtingus, pavyzdžiui, šiuo atveju ingredientus ar ten kitų dalykų, tiesiog USPs visokius. Ir čia būtų tiesiog per daug ir man labiau patinka šitas. Tai dabar vėl paprašiau, kad pataisytų ir pasižiūrėsim, ką išmes dabar. Vėl šitą nesąmonę su atvo angle, mane patinka, headlinas, žinai, čia blogai. Ir aš norėsiu, kad padarytų vėl 4 variacijas, kadangi mes tada darysim 4 variacijas. Tai dabar paprašiau vėl, kad padarytų kaip visada, no additional stuff needed. Ir kiekvienai variacijai jisai nusprendė padaryti tuos skirtingus šitos. Tai teko truputį pažaisti su AI-om, kad jisai išmestų tai, ko aš norėjau, bet po keletos pažaidimų paaiškinimų, ko aš noriu, kad noriu mūsų target audience'ui, noriu 4 variacijų, kad features būtų tik tais vieni, nes nereikia, kad visur būtų reikėtų keitinėti. Tai aš tiesiog paprašiau, kad būtų skirtingi headlinai 4 variacijom ir features būtų vieni. Tai dabar galim paskaityti, kas šiandien prašyta. Iš karto, ką aš padarau, tai aš padarau, kad nebūtų jokių papuldintų vietų, nes man nepatinka. Create a side-by-side comparison layout between a generic greens powder. Tai tiesiog vietoj grunts, kadangi jie grunts padarė specifiškai, kad mes prieš juos, bet aš noriu padaryti tiesiog generic prieš mus. Tai generic powder and AG1 right. Tai va, pavyzdžiui, čia yra useless designeriui. Čia, pavyzdžiui, useless designeris pats šitą supranta ir čia toks komentaras, kur nelabai kažko pridarysi. Tada aš šitą pakeičiu į text variations. Kas su šitais headlinais blogai, kad jie yra visiškai nepozicionuoti į tą mūsų before and after, tai yra us visadam angle, jie yra tiesiog į paprastą produktą, į problemą. Tai aš norėčiau, tai ką paprašiau, kad pakeistų tos headlinus, kad jie būtų labiau mūsų angle specifiniai. Tai pasižiūrėsim, kas bus. Galim nusikopijuoti, sėdėti čia pasiskaitysim. Other greens made me bloated. Ir aš, pavyzdžiui, čia yra toksai useless dalinys, tai va aš galima tiesiog jį būtų padaryti. Cheap powders made it worse. Galima būtų tiesiog cheap powders made my bloating worse. Ir dabar kaip ir tired of greens that do nothing, try this instead. Visai possible toksai. Tai galima būtų try AG1. Bet dalykas yra, pavyzdžiui, su šitais 2 headlinais paskutiniais, kad jie į bloatingą visai nesifokusuoja, tai iš karto problemos su tuo. Ir tada galim pasižiūrėti, ką gero parašys, kad būtų specifiškai bloatinimui. AG1 helped where every other brand failed. Tai yra visiškai labai nespecifiškai ir kadangi mes norim specifiniam angle padaryti, tai čia yra visiškai nesąmonė taip. Tai jo, ir tada, kas su šito, tired of greens that do nothing, try AG1. Tai galima būtų tiesiog tokį palikti, of course, bet mes norime bloatingą fokusuotis. Tai parodysiu kitą būdą, kaip jie padaryti gerus headlinus be AI-aus. Tai ką aš darau, tai aš tiesiog parašau mūsų keywordą ir pasižiūriu, ką išmeta ir pasirenku tas, kuris geriausiai atitinka mums. Tai pavyzdžiui, čia visi tie headlinai, kuriuos būtų galima naudoti, man jie nelabai patinka, nelabai mane pritraukia. Šiaip pavyzdžiui, šitas visai įdomi idėja. Pooping should be this hard. Aišku, čia ne mūsų produktą ir mes poopingų nelabai turim kažkas ties, bet panašumą, bet visai įdomu. Bet čia dar vienas būdas, tiesiog pasiieškoti reklamų, kurios jau turi tos headlinus ir pasibandyti kažką su tokiu. Tai bet kadangi čia tokio dydžio brandas, tai geriausia bandyti kažką naują tiesiog surasti. Tai ką padariau, tai yra tiesiog paprašiau, kad parašyt 15 headlinų bloatingui, for our target audience and for them with us angle. Ir tada galima pasižiūrėti. Vėl, I made it worse. Ir labai sunku, pavyzdžiui, supras, ką čia reiškia tas it. Tai aš labai visada specifiškai, jeigu darau specifiniam angle, tai ir būtų tie specifiniai žodžiai, kurie būtini. Va čia visas to, ko aš norėjau. The only greens that didn't leave me uncomfortable. Ir tada galima būtų pakeisti į the only greens that didn't leave me bloating.
Ir va, iš karto padaryti geri 4 headlinai, kas šiaip kartais užtrunka tikrai geriau surasti. Aišku, galima pabandyti pačiam juos parašyti, kas irgi šiaip pakankamai gerai, bet aš visada dabar pradėjau prioritizuoti laiko efficiency ir žinau, kad vis tiek kokybė ant galo gausis tais pats. Ir šiaip kartais netgi greičiau gausis parašyti pačiam, bet labai daug smegenų energijos reikalauja sugalvoti kažką naujo, tai visada bandau į efficiency fokusuotis. Tada reiktų dar pasižiūrėti šitos ir daugiau kaip ir viskas gerai. Kitas žingsnis yra tiesiog įdėti ir pabandyti padaryti su AI. Dabar pasižiūrėsim, ką sugeneruos AI. Tai čia tiesiog tas pats promptas ir pasižiūrėsim, ką padaryti. Tai sugeneravo labai įdomiai. Tikrai ne taip, kaip aš įsivaizdavau, kad bus sugeneruota, nes example visiškai ne taip padaryta. Tai koks kitas žingsnis yra pasiimti vėl šitą ir mest, kad sugeneruotų dar vieną. Nu ir va dabar gavom irgi nesąmoningą nuotrauką pagal mūsų example, kurį pateikėm, bet pati idėja kaip ir vizualiai atrodo. Aišku, čia būtų x-iukai, čia būtų pliusai, varžnelės ir tada gal įdėčiau dar į tokius baltus tuos frame'us. Tai, bet vat kas ir gaunasi su tuo AI-um ir, tikrai nėra dar pakankamai geras lygis AI-us, kad galėtume naudoti. Taip pat dalykas, ką galima atkreipdėmėsi, kad produkto nuotrauka yra neteisinga. Tai visiškai net ne ta spalva parinkta. Tai jeigu mes darytume, pavyzdžiui, tikras reklamas, nebūtų galima tokių naudoti, bet, pavyzdžiui, tokio tipo reklamas tikrai galima be problemų nusiųsti dizaineriui kaip pavyzdį, kaip turėtų atrodyti. Ir dabar galim pereiti prie paskutinio tasko, tai yra video darimas ir teksto rašymas. Tai pirmas dalykas, ką aš darau, kai pasiemu tekstus, tai yra atskiriu hooką nuo pačio skripto. Tai hookas yra pirmas sakinys ir aš visada atskiriu, kad AI-ui nereiktų mąstyti, kas čia yra hookas, kas nėra hookas ir tada visai kita situacija gaunasi. Tada dabar aš įdedu vieną labai didelį promptą, kuris man išmeta visą šito skripto struktūrą, pagal kurią mes rašysim. Tai iš karto truputį lengviau bus parašyti. Medžiau turėsim idėją, pagal ką rašysim. Ir va dabar pagal tą visą skriptą, tą promptą, kurį pateikiau, yra padaryta struktūra. Kaip buvo parašytas tas skriptas, kurio pavyzdį mes pasiėmėm. Tai jeigu aš įsidėsiu čia nasį, tada pasidarysiu jį tvarkingai. Ir dabar prasideda visa rašymo dalis. Aš ką gal dar norėčiau padaryti ir ką blogai gal padariau, tai kad ištryniau. Nes tada šiek tiek lengviau vis tiek tas rašymo procesas visas atrodo, kai yra pavyzdys viršui. Galim pasižiūrėti, kaip čia viskas ir padaryti. Tai aš visada pasiemu hookus dažniausiai iš jau veikiančių reklamų, nes išradinėti dviračio niekada neapsimoka. Jeigu jau žinom, kad kažkas veikia, tai su tuo ir važiuojam. Tai šiuo atveju tikrai turim. I've been taking AG1 since 2012, long before I ever knew even what a podcast was. Tai galima būtų tiesiog tokį patį visiškai hooką ir įdėti, nes visada gerai veikia tokio tipo. Ir tiesiog dar pridėčiau lentelę dešiniai, rašyčiau čia comments ir tada gal dar įdėčiau linką į tą patį video ir tada važiuoju toliau su kitais hookais. Tai aš tiesiog šitą, pavyzdžiui, hooką tiesiog pasiėmiau iš čia truputį pakeičiu. It's crazy how one step that takes less than 1 minute can support your gut health. Tai tiesiog taip. It's crazy how annoying can be to take 15 different pills a day. Tai čia buvo as a professional athlete, bet aš galiu barėti as a busy mom, I hate taking 15 different pills a day. Įdomu čia yra, kad su šituo produktu, su šito skriptu jie iš karto introducino produktą, ko šiaip aš labai nemėgstu daryti, aš mėgstu produktą introduction padaryti kažkur šitoj vietoje, kai truputį prasiplėtėm apie problemą, bet šiuo atveju aš manau, kad visai galima būtų eiti, nes čia toks paprastas angle, paprasta idėja, tai aš manau, kad visai. Tikrai nėra vienas geriausių tekstų, bet aš manau atitaikiau viską tai, ką norėjau. Tai yra į auditoriją ir angle, tai manau tie pagrindiniai dalykai ir yra. Gal reiktų daugiau įsiryškinti į pagrindinius dalykus, realiai, kuriuos pozicionuoja reklamose jie, nes gal yra tokios specifinės frazės, kuriuose daro ir gal kažkokius specifinius
antrinius benefitus naudoja, USPs, kuriuos naudoja, kurie užtikrintai veikia ir kurie neveikia. Aišku, čia jau reiktų didelės ir stiprios analizės ir kaip testui tikrai nemanau, kad apsimoka, bet norėjau realiai parodyti, kaip jeigu būčiau jų vietoje, jeigu jie būtų mano klientas, kaip aš dirbčiau su jais. Tai visas principas realiai tai ir atrodo. Ir dabar galiu parodyti. Problem introductionas, tai 4 hookai. Tai kiekvienas hookas bus su skirtingo video pradžia. Tai bus, pavyzdžiui, šitas eis su šituo. Šitas eis su šituo. Gal tik tais, kas yra, I've been taking, kaip ir sakiau, Andrew Huberman intro visai neblogas šitoj vietoj. Tik tais, kad gal būtų įdomu ir keista, kaip atrodytų su šituo hooku, nes tada mes rodom Andrew Hubermaną ir pereiname va šitą hooką. I've been taking AG1 since 2012, long before I even knew what a podcast was. So I trust AG1 to get rid of my pill-taking stress. Tai gal su šituo, gal pavyzdžiui šitą hooką norėtųsi pakeisti. Šiaip galima pavadyti ir tokį būtų. Visiškai neatitinkantį hooką su visų video, nes pavyzdžiui, aš manau, kad čia turėtų busy mom kalbėti, bet aš manau, galima pavadyti tokį visiškai nepričiom hooką. Pasižiūrėti, kaip jisai veiktų. Tai it's crazy how annoying can it be to take 15 different pills a day. Ir tada eitų, so I trust to get rid of my pill-taking stress. AG1 to get rid of my pill-taking stress. As a busy mom, I hate taking 15 different pills a day. So I trust AG1 to get... Tik tai gal kas yra, kad 2 kartus pills panaudoju. Tai čia gal šitą norėtųsi pakeisti. Tai... Bet gal būtų different vitamins, gal galima būtų capsules idėją dar pabandyti, vietoj pills, tada gal būtų truputį gražiau viskas sueitų. Tai čia tokie pakoregavimai minimalus, kurias galima būtų padaryti. Esmė, kurio mano tikslas yra, kad viskas tiesiog sueitų iš eilės ir nebūtų kažkokių tokių šuolių nuo minties iki minties ir labai taip negražiai ir nenatūraliai. Kad ir čia pasikartos ir gal ne taip ypatingai gerai skambės, bet mintis visada svarbiausia, kad gerai išeitų. Nes šitą hooką gal nelabai. Bet ir tai, aš manau, kad galima ir toksai veiktų, nes mes iš karto trustą sukeliam, tada pereinam čia tai visai prikolas ir taip pabandyti. Ir tada einam į core benefit overview. So I trust AG1 to get rid of my pill-taking stress. It has 15 different ingredients in it, so it basically helps with everything that your body might need. And if you're a busy mom like me, you'll love to save time and stress by just taking AG1. I needed better gut, mind, and body health, so taking that many pills is just... But now it's super simple. I just take AG1. I wake up, I make my AG1 drink, and that's it. And these seriously taste amazing. Like, forget everything you thought you knew about supplements. These are something you'll actually look forward to. Seriously, if you're trying to stay healthy and skip the vitamins, you've got to try AG1. You'll thank me later. Tai aš manau, kad šiaip visai neblogai gavosi su visa ta idėja, kurią norėjau perteikti. Tai šiaip visai džiaugiuosi iš tikrųjų su šito tekstu, kaip tiesiog nuo galvos parašėme pagal tą mini struktūrą, kurią pasidarėm. Bet turbūt video tekstų rašymas yra 10 kartų sunkiau negu šitas, tų nuotraukyčių perdarimas. Bet ir tai, svarbiausia žinot, kam pardavinėjai, tai savo target audience, kurią nori specifiškai tam daryti. Tai gal reiktų, aišku, geresnio researcho ir žinojimo ir datos pačios, kad žinotum tikrai tą specifinę target audience. Mes pasirinkom tiesiog pagal Magic Briefo reklamos, kurias mačiau ir ką AI įsimetė. Tai toksai dar paviršutiniškas tas researchas yra, jeigu tai žiūrint. Bet vis tiek, ant galo esmė, kad taip procesas visas atrodo. Matėm, kaip AI sugeneruoja nuotraukas, matėm, kaip tekstai video rašosi. Ir kai video buvau kėlęs, kai dariau researcho burgai, buvo klausimas, kaip gaunasi video padarimas šitas. Tai dažniausiai verslas jau turi nufilmavęs visokių klipų ir jis tau tiesiog juos atsiunčia ir tu arba sueditini pats, arba nusiunti editoriui. Tai kartais būna dar, kad paprašo visokių komentarų, kaip čia pavyzdžiui šitas, ir paprašo, kad būtų prie kiekvieno sakinio labai detaliai parašyta. Man labai nepatinka su tokiais klientais dirbti, aš labai norėčiau, kad editorius pats šitą susigaudytų. Ir tiesiog gal čia trumpą komentarą parašyčiau, kaip aš įsivaizduoju pačią idėją. Arba verslas turi savo editorius, arba dar kažkas, bet esmė, kad tiesiog dažniausiai verslai turi savo footage jau nufilmuotą. Bet kas labai svarbu suprast, kad tokio dydžio verslai, jie, yra milžinai ir kas jiems leidžia dabar daryti reklamas ir iš jų uždirbti, tai tikrai neleis tokio pačio tipo reklamos uždirbti tokiam verslui, kažkokiam mažam verslui. Tai bet kokioj pozicijai, kur tu esi, labai svarbu įsivertinti savo kelionę ir kurioj tu vietoje esi. Kad ir skaitykim paprasčiausios lenktynės. Ar
top 3 lenktynėse žmonės darys tą patį, ką daro apačioje esantys žmonės, ten 15 vietoje. Nedarys to pačio, nes viršutinės vietos turi kitokią strategiją, gal kitaip jie pasikeis stratus kitų metų ar dar kažkas, tiesiog visas tas dalykas. Tu turi supras, kurioje vietoje esi ir pagal tai daryti visą tą analizę. Tai jeigu tu išleidi, pavyzdžiui, 5000 per mėnesį ant reklamų ir tu nori tiesiog daryti tas reklamos tokias ar nežinai kaip, tai tau reiktų pirmas dalykas creative stratego ir su šituo aš galiu padėti, tai galit man parašyti, bet kitas dalykas, kas labai svarbu, tiesiog išsiryškint, kaip pardavinėjat ir kam pardavinėjat ir fokusuojatės į brandingą ar į performance'ą. Ar norit tiesiog dabar kuo daugiau uždirbti, ar jūsų tikslas yra dabar pasistatyti aplinkui brandą, eiti minusą, nes turite jau labai daug kapitalo susikaupę, ar jums svarbu dabar performance'o gauti belekiek, turėti 2-3x ROAS'o, truputį uždirbant, scalint ir gal po truputį tą brandingą statyti, bet labai svarbu tuos dalykus įsiryškinti ir suprasti, kurioje vietoje jūsų verslas realiai yra. Ir dabar greitai dar perbėgu overview, padariau, ką mes realiai darėm. Tai iš pradžių tiesiog pasidarėm paprasčiausią researchą, paprašiau, kad išanalizuotų AI'us, perėjom tada į marketing researchą ir pasižiūrėjom USP su promptu, kurį aš turiu padaręs pats, kurį aš pats sau dariau. Ir audiensą išsiryškinom ir gal dar į audiensą norėtųsi dar plačiau įeiti, pasidaryti keletą skirtingų avatarų, jeigu aš tikrai toliau eičiau su šituo verslu. Gal pasidaryčiau 10-15 avatarų, skirtingo amžiaus, skirtingo situacijų ir tiesiog vietoj burned out woman ten gal būtų 25 metų sportininkas kažkoks ar dar kažkokių visokių tokių skirtingų avatarų, kad būtų, kai turim tiek daug reklamų reikalingų, kai turim tokius didelius biudžetus, kad galima būtų visokių naujų dalykų pritestuoti. Ad styles dažniausiai toks useless dalykas, bet tiesiog gal kažkokių idėjų kažkada pasisemsit. Redditą peržiūrėjom, pasižiūrėjom, kas tenais veikia, pasižiūrėjom Amazoną, pasižiūrėjom, kokius žodžius dažniausiai naudojame ir pasižiūrėjom dar kompetitorių analizę. Taip pat persižiūrėjom pagrindinės reklamos, kurias leidžia, tai toksai irgi svarbus dalykas ir išsiaiškinom, kokią target audience dažniausiai daro, tai buvo busy moms arba tiesiog tėvai ir buvo vitaminai, bloatingas ir gut healthas. Pagal šitai pradėjom daryti reklamas, pasirinkom gerus zukus, pasidarėm pačias tas reklamas, turėjom auditoriją, turėjom angle, kuriuos norim targetinti ir iš to darėm pačias reklamas. Tai gavosi kiek neblogai, kiek gerai, čia jau gal jūs patys įvertinsit, bet manau, kad pats konceptas, pati idėja visai nebloga. Ar išpildymas geras iš AI'aus pusės? Tai, vis tiek, ne nuo manęs priklauso, bet nors šiaip turbūt ir nuo manęs, jeigu gerą promptą paduotum, gerų pataisymą, turbūt ir gerai jis išmestų. Kadangi šiuo atveju mes netgi produktą nerodom, tai aš manau tikrai, kad galima būtų tokią reklamą naudoti, jeigu, pataisytume tos, kas blogai su ją. Tada čia netgi nedėjau to pavyzdžio, nes labai prastai sugeneravo ir tada parašėm skriptą video. Toksai yra principas su viso creative strategija. Ir užbaigiant video noriu papasakoti apskritai apie 2 pasiūlymus, kuriuos turiu verslams ir turbūt tau, jeigu tu esi paprastas žmogus, kuris ieško kaip užsidirbti internetu. Jeigu tu esi žmogus, kuris ieško mokymų, ieško kaip uždirbti internetu, ieško naujos ryties, ką turiu tau pasiūlyti, tai yra mokymai, kaip tapti creative strategu ir daryti visą absoliučiai šitą, ką tau parodžiau dabar, tik dar giliau, tik dar plačiau ir tiesiog kaip gauti klientų, kaip iš šito viso užsidirbti. Tai jeigu nori susižinoti daugiau informacijos, susižinoti, kaip visas šitas dalykas veikia, parašyk man Instagram. O jeigu tu esi verslas, kuris ieško creative strategijos ir už juos padarytą strategiją, kas apsimtų apskritai done for you reklamas, tai galite irgi parašyti man į LinkedIną arba Instagramą, kur nori. Jeigu turit kažkokių klausimų, galite parašyti man asmeniškai ir pasižiūrėsim. Gal galiu jums padėti, gal negaliu padėti, bet